Daugelio kalėdos prasideda prie kalėdų eglutės išlupant dovanas, o mūsų kalėdų rytas prasidėjo tiesiog tvarte. Tvartą realiai kėlėmės apie 4 valandą, kartu su mumis ėjo kartu ir katytė, kuri visą laiką sėdėjo ir laukė, kada mes baigsime darbus ir galėsime kartu šiltai pareiti namo ir truputėlį dar pamiegoti. O tvarte tiesiog pasišėrėme visus gyvulius, išsivalėme visus mėšlus, paniurkėme šiek tiek mano žirgą Edelveisą ir taip visas rytas praėjo gan greitai. Grįžus namo tiesiog ėjome šiek tiek pamiegoti ir tuomet kalėdų tiesiog vakarą realiai sutikome žiūrėdami Samoškos video ir tiesiog gamindami Aivaro produktą Pasimatom. O čia aš jūs noriu biškį pastabdyti. Tai kaip ir minėjau, mano vaikinas yra sukūręs versliuką, kuris vadinasi Pasimatom ir jisai gamina stiklainį su 120 pasimatymų, kuriame yra net 4 skirtingi pasimatymai. Tai jeigu norite pagyvinti savo santykius ir atrasti dar daugiau naujų dalykų, tai kviečiu jūs įsigyti šį stiklainį iš pasimatom.com. Tai, kai viską pagamindavom, kiekvieną vakarą vis išveždavom siuntas į paštomatus. Visų kalėdų realiai grįžome sekmadienį namo ir aš kaip visą laiką kimbu dirbti prie kompiuterio. 31 diena buvo mūsų laukiamiausia diena šiuose metuose, atrodo, nes važiavome tik dviese švęsti naujus metus ir važiavome švęsti juos į Forestic namelį. Tai iš tikrųjų buvo labai pasakiškas laikas. Šiaip netaip užsikūrėme ugnį, o kol ugnis kūrenosi, peržiūrėjom praeitų metų visus susirašytus tikslus. Po to su maistu tiesiog peržiūrėjome Originals serialo vieną seriją ir tuomet kibome į naujų metų planavimą. Ką tu ten junginėjai? Blet, aš kažką čia jungiu, man rodos orgaitę. Ne orgaitę, čia tą man rodos jungiu. Bet ne. Gal ne. Ir kas be ko, lipome į karštą ofūro vonę, tenai pasėdėjome šiek tiek, biškį padarėme savo betvarkę, kurioje jautėmės labai gerai, bet ją išvykstant kaip visą laiką susitvarkėme ir tuomet vakarą sutikome su šampano taurėmis ir bengališkomis ugnelėmis. Tai būtent štai šitaip mes užbaigėme savo praeitus metus ir visos šventės praėjo pakankamai, sakyčiau, darbingai. Bet buvo be galo smagus ir žiauriai geri metai. O dabar jūs palikite komentarą ir papasakokite, kaip praėjo jūsų praeiti metai ir kokius tikslus įvykdėte ir ką dar reikia įvykdyti ir kokius naujus tikslus susikūrėte. O dabar aš su jumis atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.